Labas rytas. Nėra taip paprasta susitvarkyti šviesas visas. Gal taip geriau? Šešėliai dideli pasidaro turbūt, ar ne? Šiandien ateina kirpėja. Tai ir pakalbėsim truputį apie plaukus, ar ne? Tai ką padariau šiandien? Tai įsivaizduoju, čia jau antras filmavimas. Viską padariau rytinį. Tai buvo. Nusiprausiau šaltą vandenį, aišku, kaip visada. Ir tada peptidui naudojau toniką. Tai kaip žinot, ten pasižiūrėsit kitas laidas. Šiandien dėjau kremą kitokį. Tai dėjau iš Filorgos. Tai yra šiek tiek daugiau riebalo ir drikino. Tai kadangi pajutau, kad veidas kažkodėl sausas pasidarė, nežinau, kas čia yra. Bet dabar matau, kad šešėlis baisus tada, tai žiūrėsim, na ką, pratęskim. O šiandien, sakėm, pakalbėsim apie plaukus truputį. Tai kadangi pas man labai daug žilų, jau gana senokai, tai aš pradėjau dažyti. Ir kiek tik tai nusiperku dažų, pradedant brangiausiai su visais ir visi jau pradeda alergizuoti. Panaudoju kokias 3 savaitės, tai vis tiek dažai kas 4 savaitės, maždaug 3-4 savaitės ir kokį 3 mėnesį jau pradeda jaustis visur nieštėjimai ir netgi skausmas, berimai ir netgi antialerginiai koks klaritinas ar dar kažkas nepadeda, tai tiesiog erzina. Tai perėjau absoliučiai visus dažus, kiek tik tai yra pirkti bet kurioje šalyje ir absoliučiai visą laiką pradeda alergizuoti. Vienas tai buvo išvis ten baisu ir brangi Prancūzijos kompanija, dabar nepasakysiu pavadinimą, atmintis eina su laiku. Tai jinai, įsivaizduok, tenai buvo išvis baisu, ten net pasidarė iš karto po 5 minučių nudegimai. Ir tipo, kad labai gera, labai sveika ir viskas gerai. Na taip nėra. Ir ypatingai jautresniem, tai išvis problema, nes nenorim būti žilos, aišku, kurios gal ir nori, bet aš žiūriu, kai aš pasižiūriu į veidrodį ir matau, kad aš ten nematau veido. Įsivaizduojat, nematau galvos. Yra tik iki pusės. Tai dar negaliu būti žila, nenoriu tiesiog, matysit mano videos ir matėt turbūt, kad yra aš su natūraliais plaukais. O čia mano gimimo buvo juodi, bet aišku, dabar ten tokia truputį atspalvė jau nebegauni, nes jeigu pradedi daryti kažkokios atspalvius, suprantate, tai ir patys žino tie, kurie užsiema plaukų dažymais, tai vyrai ir moteris nesvarbu. Vyram atrodo paprasčiau yra dažų rasti. Ten, man taip atrodo, nes jam barzdom duoda, tai turbūt gal daro kažkaip jautresnius tos visus cheminės medžiagas jautresniom galvom ir barzdom, o moterim tikrai yra problema. Su šviesiais ne, bet juodas dažas turi daugiau tokios reakcijos odai ir panašiai, tai todėl jie yra daug stipresni ir tada todėl labai greit sualergizuoja. Tai va, kaip ir sakiau, norėjau parodyti aš jums, ką paskutinį metu dažau, tai jau eina 4, oi daugiau, 5 gal mėnuo, įsivaizduojat ir jokių problemų. Nenoriu čia prisitaškyti, čia yra toks dalykas, va, 3 viename. Tai Black Hair Dye šampūnas užrašytas. Tai čia yra dažas, kondicionierius ir, reiškia, dažas, kondicionierius ir tuo pačiu išplauna. Tai va, yra 3. Ir 3, tai viską pasiemi normaliai, čia atsidarai, čia yra toks va, uždėtas dalykas, bijau, kad nepradėčiau taškytis tojais. Ir jis eina ten tokia, nu taip ir želė tokia. Žinot, kaip kad plautumėt plaukus. Tai jį ir taip nieko ant sausų plaukų ir masažuojat visur. Absoliučiai. Tai va čia buvo mano vakar dažyta. Ir šitaip viskas ir natūraliai
Va, prašau. Ir matot, natūraliai viskas gaunasi. Jokių problemų, žinokit. Ir jis, kai išplauni, nedažo nieko. Išsiplauni ir absoliučiai rankšluostis jokios spalvos negauna, nedažo, nieko netepa. Tai fantastiškas. Dar ko labai jis geras? Todėl, kad labai paprasta. Dedi ir masažuoji prieš veidrodį, kur tau reikia, užsidėjai. Na, jeigu čia yra kažkas galite, bet nelieka ant odos absoliučiai jokių dažų. Ir dar. Bet aš naudoju dar po to, kai laikyti maždaug reikia 20 minučių. Bet aš po to dar naudoju Velos mėlyną spalvą. Ten yra trumpalaikiam tokiem, galite su kondicionieriu juos sumaišyti ir pasidaryti truputį atspalvį. Nereikia ten ilgai laikyti, minutę, 2-3 ir panašiai. Norint intensyvesnio, nemaišykit su kondicionieriu, užsidėsit taip. Bet aš jį naudoju prie šito, kadangi šitas dažas vis tiek ant žilų plaukų lieka toks rūdas, ko aš labai nemėgstu ir man tikrai netinka ir man nepatinka, man iš vis jokie ten šviesesni ne. Ir ypatingai ten, kur tamsiau jau, tai vat juoda ir lieka. Bet ant tų žilų prie pat šaknų būna rūda. Tai kad to nebūtų, aš paimu tada tos Velos ir paskutinę minutėm, 2-3 lygus va su to dažu laikant 20 minučių, paimu, išmasažuoju galvą su to mėlynu Velos spalva. Galite, aišku, ir violetinę dėti, ar kokią norite, galite net raudoną, bet aišku, čia bus, galvokit, kad čia prie šaknų. Reiškia, duos atspalvį ryškesnį. Na, aišku, galima ten raudoną. Aš darau mėlyną todėl, kad nuimtų tą rudumą. Tiesiog nenoriu, kad absoliučiai niekur būtų rūda. Ir tada va, visur gaunasi natūraliai. Taip, čia mano plaukai labai natūraliai. Ateina kirpėja, kurią pagaliau sulaukiau po Vilniaus kirpimo, tai jau maždaug 2 mėnesiai praėjo. Tai dabar turiu, šiandien jie atlėkė ryte. Dabar kiek čia yra? 7, tai 9 ir užlėks. Tai va, tai šiandien apie tai, o aišku, rytinė procedūra buvo, kur man neįsirašė garsas, nusifilmavau ryte. Čia ta rytinė procedūra buvo tokia. Nusiprausim šaltu vandeniu arba šiltu, ką tik mėgstat ryte, man patinka šaltas. Ir aš visada netgi vakare, po visų kosmetinių dalykų nuvalius, su visais toneriais, su kremais padengus, po to, kai nusiprausiu šaltu vandeniu. Nežinau, man patinka visą laiką kažkaip tau ryte ypatingai. Tai va, ryte šiandien buvo šitas padengtas, buvo Filorga kremas, daugiau su tokiu riebesnis. Ir viskas, na ir, tiesa, atsiprašau, va, ir šiandien ryte dėjau absoliut yra lankom kremas pakim. Na, matau, kad čia jau kažkaip tai visai pradėjo viskas išlysti. Nieko daugiau nedėjau ir tada buvo krem pudra, kreminė ta pudra, sausa pudra, nu ten matysit, jeigu įdomu. Na ir ką, džiaugiausi, aišku, kaip visais tais teptukais Kenzo, nemaišykim su Kenzo, Kenzo yra kita kompanija. Kezo, Amazonda irgi pirkta, lūpdažį šiandien nusidėjau Dior Addict 667, tai jisai yra toks labai malonus. Beveik gražiu. Na ką, bandau prieš kameras pasirodyti. Negaliu beveik gražiu. Pataikiau. Tai va, spalvos daugiau nėra. Bet kas buvo fantastiškiausia? Tai va, irgi ten buvo ryte įraše, kur be garso, tai aš negarsinsiu. Tai buvo maskara. Tai yra tušas. Tušas iš Lankomo. Čia yra tik tai pavyzdėlis, kurį atsiuntė kartu su kitais. Ir įsivaizduojat, jis yra kaip graištelis, vat matot, toks kaip grąžtukas toks. Ir tada sukat. Tai vat blakstienas mano nudažytas, dabar aš jau tepu ant viršaus antrą kartą. Ir tai nesusiklijuoja. Šiek tiek gal.
Tai čia jau viskas mano lape nusipirkti. Jeigu eisite lankomą, sakyknėlė vien liepia. Nu, fantastika. Nežinau, galim pritraukti dar arčiau. Va, nieko šešėlių šiandien nedėjau, nieko nedėjau. Tiesa, dar buvo pieštukas antakiam. Bobbi Brown. Tai yra su pudra. Nu, ten yra daugiau, prieš tai laidose galit pažiūrėti ir paieškoti. Bet čia yra Bobbi Brown pieštukas, tokia pudra. Ir labai puikiai dengiasi. Dabar nebeisi dar kartą ir čia kitoj pusėje yra šepetėlis. Fantastinis irgi, tai vat reikia nusipirkti. Pas mane yra Black Brown, tai yra rudai juodas. Nes jeigu juoda gal užsidėsiu, gal bus per daug. Čia kažkokių šiukšlių prisikrėjau, atsiprašau. Kas čia darosi? Vau! Nepasakėt man jūs anksčiau? Žiūrit ir juokėtės, ar ne? Taip, tautiečiai. Kas čia irgi? Siaubas. Ir tylita, ne? Labai draugiška tauta. Va, tai čia. Nu, santykiais, kaip jau sakiau, tai čia jau yra, nežinau, ką čia reikia daryti ir kuo čia užsiimti. Nežinau, gal skusti reikia jau juos ar ką, vėliau. Nu, nieko, dar pakentėksim truputį, gal ir surasiu kažkokią išeitį, arba vieną dieną čia sėdėsim ir dirbsim santykiais, ar ne, pats laikas. Galima pasidaryti, tik tai reikia aišku laiko. Ir noriu turbūt. Tai atrodo viską pasakiau. Tai ačiū Jums labai. Iki malonaus. Geros dienos. Palaukit, kokia šiandien diena. Nežinau, kokia diena. Nu, pasižiūrėsim paskui. Ketvirtadienis. Labai greit laikas kiekvieną dieną. Tai gerai, viso dar kartą. Ačiū Jums.